iš karto turiu taip prisiduoti, aš ką tik pasiklausiau kito pranešimo ir buvo labai daug informacijos apie studijų programą. Ir aš tada supratau, aš nepasiruošiau apie studijas daug papasakot, matyt, ne visai taip supratau užklausą, tai jaučiu dabar tokią pareigą ir atsakomybę kažką apie studijas pasakyti. Tai labai trumpai, aš esu iš Mykolo Riomerio universiteto, esu psichologas, psichologijos dėstytojas tenai ir mūsų stendas irgi egzistuoja salėje pagrindiniai. Jeigu kils klausimų apie psichologijos studijas ar ten kažkiek žinau apie socialinės studijas, tai su mielu noru aš juos atsakysiu ir kaip nors pabandysiu integruoti ar apie tą psichologo darbą ar panašiai, bet šiandien mano toks supratimas buvo ateiti atnešti kažkokią temą labiau negu žinias apie studijas, tai aš jums nepasakysiu, ką jūs for sure išmoksit ar ten studijų metu ir panašiai. Labiau norėjosi panagrinėti bendravimo klausimą. Ir šiaip jūsų nėra super daug, tai aš turiu minčių, kas man yra įdomu, bet šiaip tai jūs išsirinkot šitą temą. Vienaip ar kitaip, gal norėjot pailsėti nuo šurmulio, kas yra žiauriai fair, nes aš, kai praėjau ten ratuką, aš jau prakaitų žliaugiau ir atėjau čia tiesiog atsipūsti. Fair enough, bet jeigu jau vis tiek atėjot į temą apie bendravimo klaidas, bendravimo iššūkius, draugysčių išsaugojimą, gal yra kas jums aktualu arba rezonuoja šitoj temai. Ir gal būtų aktualiau, jeigu aš pabandyčiau kažkaip atsakyti jūsų klausimą labiau negu papasakot ten dalykus, kuriuos aš sugalvojęs papasakot. Tai norėtųsi truputėlį pabandyti jūs išgirsti. Gal yra koks klausimas, ar ką tikėtumėtės sužinoti, nes nepažadu, kad sužinosit. Net nepažadu, kad turiu atsakymą. Bet... Kokiose? Maždaug. Nori nuspėti žmogų truputėlį. Jo. Įdomus darbas, bet su psichologija, ten tas truputėlį toks mitas ir legenda, kiek psichologai skaito žmogų ir kiek jie gali nuskaityti, ten jo kūno kalbą ir visa kita. Toks ironic. Šiaip nes nėra psichologai geri labai žmonių skaitytojai ir neprivalo būti. Mūsų darbas labiau yra domėtis žmogumi ir pabandyti suprasti jį su jo pagalba. Jeigu žmogus nori būti nesuprastas ir nepažintas ir taip toliau, tai jo teisė ir ne mano darbas jį nuspėti. Ką prisiduosiu, kad kartais aš jaučiu, kad žmogų suprantu geriau negu pats žmogus save supranta. Todėl, kad aš matau tam tikrus tendencijas, aš žinau daugiau mažiau, kaip funkcionuoja žmogaus emocijos ir protas. Ir pavyzdžiui, jeigu įvyksta žmogaus gyvenime situacija, kur logiška būtų supykti, o jisai sako, aš nesupykau, tai tam tikrą prasme aš jaučiu, kad aš suprantu, kad tu šiaip supykai, bet tu nesupranti, kad supykai. Tai kažkuriais aspektais mes kartais geriau suprantam žmogų negu jisai pats. Gerai, tai aš taip girdžiu, kad tokio labai grįžtamo ryšio ir klausimų ir panašiai aš nesulauksiu. Fair enough, oh well. Gyvenimas vyksta toliau. Tai aš eisiu per savo temą. Tada turiu vis tiek tokį prašymą, requestą. Jeigu kur nors kyla klausimas, abejonė, prieštaravimas ar panašiai, tiesiog, net nebūtinai kelkit ranką, tiesiog šaukit. Arba kelkit ranką, jeigu drąsiau jausitės. Nes man norisi vis tiek interakcijos labiau negu paskaitos formato. O šiaip aš tada pabandysiu pristatyti, kas man pačiam buvo įdomu atrasti, suprasti, sužinoti, keliaujant psichologijos keliu. Šiaip čia yra turbūt dar vienas ironiškas žmonės, kurie pasakoja apie šitas temas. Kartais yra tie žmonės, kurie jose patys straglina.
Tai aš šiaip esu introvertas, gan rimtas, užkietėjęs gameris ir visiškas namų sofos draugas. Ir mano draugas dabar turbūt yra PlayStation'as labiau negu kažkoks žmogus. Bet man rūpi šita tema ir aš bandau puoselėti draugystę su keletu brangių man draugų ir prisiduodant, kai amžius bėga, tada keliai skiriasi, nes studijų metais mes visi vienoj vietoj sukomės, gyvenom vienam bute, žodžiu, hebrytė fainai, tada vienas į Olandiją išskrido, kitas į Klaipėdą, trečias ten ir staiga tos draugystės, jau jas daug sunkiau išlaikyti ir palaikyti tą ryšį. Ir man toks smalsu, tai kaip vis dar jaustis hebros dalim, kai hebra po visą pasaulį išbyrėjus. Ir nelengva. Ir pradėjau mąstyti, kas vyksta ir kas vyko anksčiau, kodėl paauglystėje straglinau su kai kuriais draugais, o su kai kuriais gerais labai vaibinau, tai bandžiau atrasti tam tikras formulės. Tai kas yra kokybiška draugystė? Pasižiūrim, pirma, tai yra abipusiškumas ir lygiavertiškumas. Toks atrodo savaime suprantama, jeigu vienas yra krūtesnis, kitas lievesnis, kartais vyksta taip, kad žmogus įsidraugina kitą žmogų, kuris jo akimis lievesnis už jį. Ir tada aš, turėdamas lievesnį draugą, jaučiuosi fainas ir patenkinu savo ego. Va čia. Ir aš tada einu su tuo draugu ir aš tas geresnis draugas, aš tas geresnis grupės žmogus. Bet tai nėra lygiavertiška ir tas lievesnis žmogus, jisai paprastai jaučiasi kažkaip, neadekvačiai toj draugystėj ir jam nefaina. O tas žmogus, kuris įsidraugino jį, irgi paprastai neauga tokioj draugystėje, nelabai tobulėja. Jis įtenkina savo narcicizmą kažkiek, bet nelabai kažkokios naudos gauna. Emocinis palaikymas ir empatija. Nori, nenori, viena pagrindinių priežasčių, kodėl mums reikia draugų, yra emocinis ryšys ir supratimas. Pasitikėjimas ir atvirumas. Jeigu aš negaliu atvirauti su savo draugu ir pasakyti, vakar žiauriai šudina diena buvo, ateinu pas jį ir, dabar turiu vėl happy face'ą užsidėti, nes ateinu, labas, ir ten viduj dega, o aš, iš prikolų visų jokiuosi. Vėlgi, man tada draugystė yra darbas, socialinis spaudimas, o ne kokybiška vieta. Panašios vertybės ir interesai. Čia akcentuoju panašios, neprivalo draugai būti vienodi visame. Ir įmanoma būti draugais, netgi jeigu stipriuose, svarbiuose temose ne iki galo su jais sutinki. Kad ir politinėse temose ar kažkur. Gali būti per jautru, bet galima tęsti draugystę. Galiu prisiduoti, pavyzdžiui, aš ir mano žmona, mūsų tikėjimas skiriasi. Aš esu nelabai tikintis, jinai yra gan aktyviai tikinti. Ir tai gan stipri jos identiteto dalis. Ir buvo nemažai darbo ir nemažai pokalbių mums įdėta, kaip mes būsim su tokiu svarbia tema, nesutampantis, bet sutapam ir dabar esame pakankamai laimingi toj temai. Jinai turi savo požiūrį, aš savo ir mes neturim tikslo, aš ją įtikinti vienaip, jinai manęs įtikinti kitaip. Mes tiesiog matom pasaulį kitaip ir gyvenam kitose akcentuose. Pozityvi komunikacija ir konfliktų sprendimas ir konfliktų turi būti draugystėj. Jeigu nesat turėję konfliktų su draugais, tai probably jūsų draugystė šiaip net nelabai išaugo dar į kokybišką draugystę. Jinai reiškia, jūs dar esat tokių pažįstamų stadijoj, kur dar norit būti labai faini viens kitam. Nes kai mes susipažįstam su nauju žmogum, mes užsidedam savo fainą į veidą. Mes esam maksimaliai faini. Kiek įmanoma būti faini. Aš labai fainas, aš labai geras, labai supratingas, visa kita. Ir savo kažkokiu poreikiu nebandau puoselėti. Tai su konfliktais mes randam, kaip mes galim būti kartu, jeigu esam autentiškai kartu, iš tikrųjų, savimi, o ne happy tas toks face'as. Žiauriai svarbus akcentas – praleistas laikas kartu. Neleisi laiko kartu, nelabai išliks kokybiška draugystė. Tolsta. Žmonės, emocinis ryšys tolsta. Yra tas vienas serialas, ten užkrito pavadinimas Parks and Recreation. Nežinau, kas matėt, žiūrėjot. Niekas nežiūrėjo? Tai aš senas labai turbūt.
Čia, nors net netoks senas serialas, 12 gal metų. Nu, žodžiu, ir ten toks yra vienas užsidaręs žmogus, tai jisai sako, aš tavo geriausio draugo nemačiau 10 metų, mes vis dar kartais nekalbam. Kaip fainai. Nu, toks. Tai kai kurie žmonės džiaugiasi draugystę, kad aš žinau, kad ten kažkur egzistuoja mano draugas, aš žinau, kad jisai gerai galvoja apie mane ir man nereikia su jo ryšio, bet kokybiškai ryšį palaikančiai ir emociškai pildančiai draugystė reikalingas laikas kartu ir lankstumas ir prisitaikymas prie pokyčių, nes draugas nebus stabilus ir visą laiką tobulas. Ir reiks prisitaikyti prie draugo kliurkų, o jam prie mūsų kliurkų. Kaip tada sukurti draugystės, jeigu jų stokojam? Ir čia man didelis klausimas. Aš kaip introvertas, aš taip atradęs tokią sistemą, kad mane visada įsivaikina ekstravertas. Tai pavyzdžiui, 6 klasiai mano draugystės prasidėjo taip, kad prie manęs priėjo vienas bičiukas ir pakvietė mane kažkur. Ir jisai tada mane visur tempė į tūsus, į balius, į susitikimus ir jisai mane tempė, o aš tai pasidėčiau namie ir geiminčiau, bet jisai mane vis išsitempė. Tada studijų metais atsirado kitas bičas, kuris irgi mane išsitempė iš barako kambario ir sako, einam hangint. Ir tam tikrą prasme jie mane įsivaikino. Tipo, nusprendė, kad va, šitas introvertas bus mano draugas ir aš jį. Bet tada atsitinka, kad jie pradeda norėti iš manęs iniciatyvos. Ir tada, kaip man čia dabar elgtis. Tai teko pradėti man daryti sąmoningą pastangą. Reiškia, aš turėjau priversti save skambint, rašyti ir kviesti. Ir prisiduosiu, man buvo žiauriai sunku. Nes aš išgyvendavau tokius, jeigu jam bus neįdomu su manim, arba blogai praleis laiką, arba čia dabar bus neįdomu, tokių kažkokių savivertės klausimų pradėjo, čia dabar pakviesiu, tai turėsiu jį kažkaip entertainint labai ir būti labai įdomus, tai čia gal nekviest, gal palaukti, kol mane pakvies, tada nebus spaudimo, o kai aš pakviečiu, tai aš jaučiu spaudimą, kad tada turiu būti fainas labai. Ir tada kažkaip bandydavau specialiai apeinu šitą, ignoruok baimės, čia tik tavo baimės, kviesk ir tiesiog būk ir hanging. Ir tiesiog bandydavau kviest ir hangint. Tai rodyti iniciatyvą. Draugai kuriasi per tiesiog kvietimą. Tai jau jums, nežinau, turbūt 18, tai realiai tiesiog pakviest kavos, alaus ar kažko žmogų ir kas bus, tas bus. Ir kviesti ir negalvoti, ar aš jam patinku, ar čia labai faina. Jeigu man faina su tuo žmogum, aš jį kviečiu ir jo darbas atsisakyti. Nes, jeigu man patinka su šituo žmogum, aš jį ir imu. Ir darau, kad su juo būčiau. Ir kažkaip bandau. Tai toks nelengvas, bet tada rasti bendrumų. Labai fainai, jeigu randam bendrų veiklų su savo draugais. Būk geras klausytojas. Iššūkis. Nespėsiu šiandien pristatyti, kaip būti gerų klausytojų, bet pats žmogui įdomiausias žmogus yra kas? Aš pats. Reiškia, man įdomiausia yra tada, kada kitas apie mane klausia ir aš tada, tai aš papasakosiu apie įdomiausią žmogų pasaulyje, save. Ir tada kaifuoja kitas žmogus, kad gali pasakoti apie save. Nesistengim būti kažkuo kitu, jeigu jaučiu, kad aš turiu sulaužyti visiškai savo elgesį ir vertybės ir požiūrį, kad įtikčiau draugams, veikiausiai bus žiauriai sunki draugystė. Ir tada kartais jinai tokia neefektyvi ir darbų tampa. Pagarba net jį skiriasi ir laikykimės duotų pažadų. Draugystės labai griūna, kai susitarėm šeštadienį susitikti ir neteinu, arba paskutiniu metu čia su klientu vienu šnekėjau, tai po gimtadienį suorganizavo, susikvietė draugų ir vienas paskutinę minutę, aš šiandien nefylinu, neateisiu. Ir tada jau sako, tai aš po to tą žmogų biškį taip, tai jeigu nefylinu, tai tada jau nukentėsim. Tai kas trikdo bendravimą? Mes turim kognityvinių protinių mechanizmų, kurie šiaip yra labai reikalingi buvo evoliucijos eigoje mums, bet jie žiauriai lievi kokybiškom draugystėm ir supratimui kitų žmonių, labai neefektyvūs. Tai čia tokia pirma užduotėlė.
Čia yra 4 kortos, įsivaizduokime. Ir vienoje kortos pusėje yra raidė ir kitoje skaičius. Tai žinom. Mes galvojam, kad yra taisyklė, kad jeigu vienoje pusėje yra A raidė, kitoje pusėje yra dvejetas. Bet nesame tikri, ar šita taisyklė tikrai. Kurias kortas, ir pabrėžiu, būtinai reikia atversti, kad patikrintume šitą taisyklę. Kad jeigu vienoj pusėje yra A, kitoje yra dvejetas. A ir C. Tik A. Visas, ne visas. Ar yra dar kitaip manančių? Sveikinu. Jūs atitinkate standartinę žmonių populiaciją. Neišsiskyrėt. Teisingas atsakymas yra A ir D. Ir vienas psichologas, kuris darė šitą tyrimą, jisai buvo Kaip 90 ten keli procentai sakė A ir C? Why? Kodėl beveik visi sako? Ir jisai tada iškėlė tokią confirmation bias teoriją arba patvirtinimo šališkumas. Ką tai reiškia? Mes iš esmės esam linkę patvirtinti teorijas, kuriomis tikime, bet ne jas paneigti. Ir jeigu pažiūrėsim į šitas kortas, tai jeigu atverčiam A, ten mums turi būti dvejetas. Mes norim patvirtinti tą teoriją ir natūraliai A norisi apversti. Tada labai norisi atversti C, nes norisi patvirtinti savo teoriją, kad jeigu vienoj pusėje A, kitoj dvejetas. Bet jeigu pažiūrėsim, jeigu vienoj pusėje A, kitoj dvejetas, bet jeigu vienoj pusėje dvejetas, mums dzinkas kitoj pusėje. Neprivalo ten būti A. Bet jeigu mes atversim 5 ir ten bus A, mūsų taisyklė griūna. Bet čia būtų taisyklės paneigimas, o ne patvirtinimas. Ieškojimas, kaip paneigti savo įsitikinimą. Ir čia atsiranda tas confirmation bias, kad natūraliai mūsų protas nori patvirtinti mūsų įsitikinimus. Tai kartais tai veikia maždaug tokiu principu. Ir tada mūsų protas įtikina mus, kad tikrai neužrakinau durų. Kodėl tai svarbu draugystėms ir santykiams? Jeigu aš nusprendžiau, kad Tomas, nėra čia Tomo, gerai, Tomas yra durnas ir jisai asilas ir su juo apskritai bendrauti neapsimoka, aš naudosiu patvirtinimo šališkumą ir aš rasiu visus Tomo trūkumus. Kiekvieną kartą, kai jisai nusišneka, kiekvieną kartą, kai pasako nesąmonę, kai užkliūna, kai netaip pažiūri, kai netaip kūną pajudina, visą laiką patvirtinu Tomo trūkumus. Bet kai Tomas padaro kažką faino, kas paneigtų mano įsitikinimą apie jį, kad jisai asilas, nesvarbu, fuksas, nesiskaito. Ir mes patvirtinam savo teoriją. Ir tas reiškia, kad jeigu aš nusprendžiau, kad kažkoks žmogus yra asilas, mūsų protas natūraliai ieškos patvirtinimų ir bus labai sunku paneigti savo išankstinę nuostatą. Apie mus tas pats. Jeigu aš nusprendžiau, kad aš lievas ir nemoku matiekos, aš visus savo lievus kontrolinius atsiminsiu tip-top, o kai gausiu 90, čia lengvi uždaviniai buvo, čia mokytojas blogai vertino, nesiskaito. Tai patvirtinimo šališkumas. Jeigu aš nusprendžiau apie žmogų kažką, aš tai ir matysiu. Jeigu aš nusprendžiau, kad mano žmona nesitvarko namie, čia dabar mūsų klasikinė problema, tai aš kiekvieną kartą, kai yra paliktas indas, o kai grįžtu namo ir nėra indų, tai aš negalvoju, paneigė taisyklę, visgi susitvarkė. Aš tiesiog, viskas gerai. 0 emocijų, ne? Tai patvirtinimo šališkumas. Tai kartais reikia sąmoningai bandyti, ar aš tikrai neįsitikinęs apie tą žmogų kažko. Antras momentas. Save išpildinti pranašystę. Galvoju, kad nepavyks, nesistengiu, nepavyksta. Jeigu aš galvoju, kad Ana, nėra čia Anos, gerai, jeigu Ana yra pikčiurna ir labai agresyvi ir
pikta visom prasmėm, aš ateinu pas ją ir aš toks, na, gerai, čia... Ir Ana nervina, kad aš taip elgiuosi prie jos, toks įsitempęs, kažkoks nerimastingas, ir ko tu taip elgiesi? Ir aš įrodėjai, kad tu pikčiurna. Bet jeigu aš ateinu pas Ana, labas, fainai, kokia tu faina, šiandien gražiai atrodai, ačiū, kaip fainai, tu irgi puikiai atrodai. Iš faino elgesio aš skatinu fainą elgesį iš kito žmogaus. Iš nefaino elgesio aš skatinu nefainą elgesį. Jeigu aš elgiuosi su tavim liktų asilas, tu elgsies kaip asilas. Jeigu aš elgsiu su tavim lik tu fainiausias pasaulio žmogus, tu elgsies lik fainiausias pasaulio žmogus. Gal esat pastebėję, kad yra žmonių, kurie nuolat skundžiasi, kad visi aplinkui pikti. Aš bent jau esu susidūręs su klientais, kur vis pasakoja, tu vėl ten pardavėja pikta, kasininkė susinervinus, visi aplink mane susinervinę. Really? Ar tu tikrai neišprovokuoji tokio elgesio iš jų, nes aš vakar buvau geros nuotaikos ir visi aplink mane geros nuotaikos buvo. Ir kasininkė pralinksmėjo, ir tas pralinksmėjo. Tai save išpildanti pranašystė, ką mes duodam, tą mes gaunam. Tai toks neužkrauti. Kitas man visai įdomus efektas yra aureolės ir ragų efektas. Labai panašus į save patvirtinančią teoriją, bet jeigu aš sužinau kažkokį vieną fainą bruožą apie žmogų, mano natūrali reakcija yra, kad jisai viskuo fainas. Kad jeigu pamatau Instagrame vaikinuką ir jisai labai gražus, tai jisai turbūt ir protingas, ir išsilavinęs, ir daug uždirba, ir empatiškas, ir visaip kaip nuostabus. Toks natūralus, kad jeigu žmogus pasirodo protingas, tada turbūt jisai ir kitoks, ir toks. Ragų efektas atvirkščias. Jeigu aš pamačiau vieną neigiamą žmogaus savybę, tai turbūt ir viską kitą apie jį yra lievai. Jeigu jisai piktas, tai jisai ir negražus, ir nefainas, neempatiškas, nemyli žmonos, negerbia vaikų, taip toliau. Susidarom bendrą vaizdą iš vienos savybės. Ir mes tą labai skubam padaryti. Dar vienas fainas efektas, čia labai juokinga, kaip dirbtinis intelektas suvokia veidrodžius. Jeigu atkreipsit dėmesį į šitą paveiksliuką, tai čia iš tikrųjų ne veidrodis, ten kita realybė, kur kitas katinas bando išlysti. Tai bijom būti netobuli, tai aš nebijojau netobulos nuotraukos įdėti. Netobulumas traukia. Tobuli žmonės, kurie nedaro klaidų, mums atrodo kitokie negu mes. Nes mes šiaip žinom, kad mes esam, geriausiu atveju riboti. Su daug kliurkų, daug nesąmonių, daug visokių minusų, sunkumų ir taip toliau. Ir kai pamatom nuostabų Instagramo žvaigždę, ar ten, nežinau, TikToko, ar tiesiog draugą kažkokį, kuris, tiesiog awesome visais kampais, atrodo, kad jisai visai ne kaip mes. Nesuriu kaip susitapatinti. Nes aš toks ribotas, čia toks tobulas žmogus. Ir kartais, kai mes bandom parodyti tobulą savo vaizdą, kiti žmonės nelabai gali su mumis megzti ryšio, nes jaučiasi, kad jisai ne toks kaip visi, jisai per geras. Kai mes parodom kažkokią kliurką, kažkokią silpnybę, tada, šitas žmogus visai panašesnis į mane ir aš galiu prie jo prieiti, galiu su juo bendrauti. Jis irgi turi minusų, kaip ir aš. Tai tam tikrą prasme net tyrimais yra ten visokių tyrimų daryta, kad žmonės, kurie atskleidžia kažkokią savo silpnybę, yra patrauklesni negu žmonės, kurie neatskleidžia kažkokios savo silpnybės. Patrauklesni gal ne tiek, kad ta attractive prasme, bet patrauklesni, kaip labiau familiarūs, norisi su jais megzti ryšį ir draugauti ir taip toliau. Tai jeigu susimovėt, susijaudinot, sudrebėjo koja ar ten per pristatymą dar kažkas, actually, tai jums dirba. Tai jums naudingas įvykis atsitiko. Kliurkos yra jums labiau naudingos negu nenaudingos, didžiąją atveju dalimi. Aš labai, kai šitą efektą pasakoju, aš vis prisimenu tokį įvykį. Aš kai buvau studijų metu, ten nusipirkau naujų rūbų ir toks gražus jaučiausi. Ir važiuoju eskalatorium,
atsirėmęs ten, tipo, visi mane. Ir tada baigėsi tie laipteliai ir aš taip nuo jų. Ir tada tokios 4 panos pradėjo žvengti ten iki ašarų beveik iš manęs. Ir aš tokį ryšį su jom pajutau. Kažkokį, nes jos tokia mane feilę pajuto ir taip, fainai. Ir mes nusišypsojom, nieko nekilo ten ir taip toliau, bet buvo toks ryšio momentas. Nes jeigu aš būčiau ten sėkmingai nuvaręs savo, aš būčiau likęs toks pats savo fainas. Bet dabar, kai pamatė va tokį feilą iš manęs, atsirado kažkoks autentika ryšys. Tai, tokie feilai, jie gražus ir žavus. Ir dar vienas efektas, čia pirmą įspūdį, negalvokit per daug. Pirmą įspūdį, kuris žmogus fainesnis. Tas pats, bet pateiktas kita kryptim. Ir čia, kaip be abejo, kai aš tai pateikiu, tada norisi protingai ir teisingai atsakyti, abu jie vienodi. Bet jeigu taip pažiūrėsim, kokia yra tendencija psichologijoje, jeigu aš pirmą pamatau, kad žmogus yra protingas ir darbingas, tada jo užsispyrumas ir pavydumas man atrodo kaip antrinės jo savybės ir netokios svarbios. Bet jeigu aš pirmą jį patiriu kaip pavydų ir užsispyrusi, tada man jisai lieka kaip pavydus ir užsispyręs ir darbingas ir protingas tampa jo antrinėmis savybėmis. Ir čia jau vėl veikia tas patvirtinimo šališkumas, kur aš vėl jį matau viskai pavydų užsispyrusi ir taip toliau. Tai kartais, jeigu taip į patarimo tokį... Čia? Ne. Čia PowerPointas tiesiog suggestino man ir nedariau. Galima mąstyti, raudona kartais yra provokatyvesnė, žalia labiau su ramybė siejasi, bet ne, šiuo atveju sąmoningo sprendimo čia nebuvo. Tai sąmoninga pastanga pagalvoti truputėlį apie tą žmogų giliau. Pamastyti, o tai koks jisai yra iš tikrųjų, ar aš čia tikrai neužkroviau ant jo vyriausių savybių, kurios yra. Tai tas pirmumas ir naujumas. Kuo pirmesnė informacija, pirmas įspūdis lemia. Tai tas, kad ir kaip gali būti liūdna, pirmas įspūdis daug apie mus žmonės nusprendžia per pirmą įspūdį. Ir tas užknisa. Aš labai norėčiau, kad žmonės pagal antrą įspūdį labiau apie mus pagalvotų arba pagal trečią, nes per pirmą mes dažniausiai jaudinamės, prakaitojam ir taip toliau. Bet pirmas įspūdis yra tas reikšmingasis įspūdis. Labiau vertinam pagal pirmą. Ir dar toksai efektas šališkumas negatyvumui, tai negatyvą mes matom pirmą, negu ne negatyvą. Ir man labai fun efektas, labai ypač anksčiau mėgau debatus ir diskusijas ir argumentus ir norėdavau žmonės įtikinti savo poziciją. Fun fact, argumentai neveikia. Šiaip gyvenime. Jeigu nori pakeisti kito žmogaus nuomonę, argumentai neveikia. Ir tyrimai įrodė, jeigu yra pozicija, pavyzdžiui, politinė pozicija, tu ten dešinysis, kažkas kairysis ir tu dešiniųjų argumentų kairiajam mesi, 90% plus yra, kad efektas bus, kad jisai dar labiau į kairę nueis. Žmonės priešinasi ir jeigu tai yra man vertybiškai svarbi pozicija, argumentai neveikia. Jeigu ten žmonės turi kažkokią poziciją, argumentais jie nelabai tiki, ką tyrimai atskleidė įdomaus, kad kas veikia, panašumai ir bendrumai. Tai vienas pavyzdys, kurį girdėjau, buvo, kai buvo užsitrendinę, kad vakcinos sukelia autizmą. Ir tada buvo bandoma moksliniais tyrimais ir argumentais sakyti, nesukelia, nėra ryšio, nėra koreliacijos, nėra pagrindimo, nėra jokios pagrindo taip tikėti ir visiškai neveikia žmonės. Jūs čia Big Pharma meluojat, čia jūsų, autizmas ir susiję. Ką jie padarė, kas suveikia, sako, nesvarbu, ką jūs galvojat, bet pasižiūrėkim, kaip atrodo liga, nuo kurios yra vakcina.
Ir va, nuo ko vakcina saugo. Ir ar jums tikrai nėra surizikuoti mažų šansų autizmui, kad apsaugotumėt nuo tokios ligos mirtinos. Ir tada, gal tada ir visai, kur mes sutampam. Nes nieks neabejojo, kad vakcinos veikia, tik jos gali sukelti autizmą. Bet neturėjimas vakcinos gali sukelti šitą ligą. Tai toks, tai bendrumų ieškoti. Labiau, kur mes panašus, negu kad mano tiesa yra tiesa. Jeigu aš mėgstu labai debatų žiūrėti YouTube ir taip toliau, nei vienų debatų nemačiau, kur dvi pusės susitiko ir kažkuri pakeitė nuomonę. Tiesiog taip nelabai veikia. Tai ieškoti labiau bendrumo ir jeigu noriu pokyčio, tai pokyčio. Ok. Jeigu norite sužinoti daugiau apie dažnas bendravimo klaidas, tai bus seminaras onlineinis. Kažkada čia palaiminto Jurgio Matulaičio socialinio centro organizuojamas, ne Riomerio, bet aš kalbėsiu apie šitos dalykus plačiau, tai gal bus įdomu. O pabaigai vieną pakvietimą. Noriu, vieną mini patarimą. Jeigu turit draugystę, jeigu norit ją saugot, pasakykit, ko jūs norit iš savo draugo. Ir su draugu kartais apsimoka elgtis kaip su vaiku. Išmokyt kaip vaiką. Žiūrėk, kai aš ateinu pas tave, aš noriu, kad tu man pasakytum, aš tavęs pasilgau ir apsikabintum. Man to reikia. Ir tada draugui žiauriai aišku, ko iš jo nori ir jisai žino, kaip funkciškai patenkinti savo draugą. Tai labai linkiu kalbėtis apie savo poreikius. Jau nuėjau per toli. Tai dar kartą aš Gintautas Katulis iš Mykolo Romerio universiteto apie psichologijos studijas ir kitas galit pasidomėti daugiau. Ačiū, kad buvot.